trumpais plojimais pastiktumėt Nedas. Kaklas ilgas kaip molas Zimantas. Labas vakaras, Klaipėda, kaip laikome? Miela, malonu, smagu. Ką? Ai, gerai. Labai smagu, kad ir psichiškai neįgalių įleidžia. Ne, juokauju. Nespoilink gal bus. Labai smagu šiaip šiandien čia būt, man labai patinka. Labai smagu matyti šiaip daug jaunų ir fainai nusiteikusių žmonių, laimingų žmonių. Visiems kartais gyvenime būna liūdna, bet žinot, yra tokia grupė žmonių, kuriem jeigu liūdna, tu blėt žinosi. Aš turiu tokį draugą, mes buvom susirinkę su draugeliais pagerti, vyriausias mūsų draugas, ir jis labai pykosi su savo žmona tuo metu. Ir labai liūdnas, sėdi visą laiką pro langą, taip žiūri. Ta pati jo žmona, su kuria jis susipykęs, ateina ir sako, žinot kas labai pralinksmintų dabar nuotaiką? Stalo žaidimas. Atnešė aliasą. Aš su to bičių komandai buvau. Aš nesu matęs tiek negatyvo. Sakau, gerai, davai žaidžiam, pamiršk, kad liūdna, davai susikaupiam, ištraukiu pirmą kortelę, davai negrūzink, ištraukiu pirmą kortelę, smėlis. Sakau, gerai, tas kur byra, kas? Santuoka. Neturėsim progresą. Nežinau, šiaip vyresni žmonės dažnai būna tie, kurie taip bamba, baubia. Man patinka šiaip pažiūrėti vyresnius žmonės. Ypatingai, pavyzdžiui, kai vairuoju, man patinka pažiūrėti, kaip elgiasi vyresni žmonės. Vienas dalykas, kurį aš pastebėjau, kad jeigu tu esi pakankamai senas žmogus, tau pasidaro pohui ant kelio eismo taisyklių. Jūs esat matę, pavyzdžiui, kaip sena moteris eina per 4 juostų kelią be perėjų. Kaip išsivėmęs draugelis į vakarėlį grįžta, va taip, na. Nesitikėjot, nebipsenkit. Man labai patinka žiūrėti, man šiaip patinka žiūrėti, kaip moteris vyresnis atrodo. Vienas, aš pastebiu tokių kaip aksiomų, nežinau, kaip tendencijų. Vienas dalykas, kurį pastebėjau, pavyzdžiui, su moterim, kad kuo moteris yra vyresnė, tuo didesnė jos rankinė. Jaunos panos turi delninukės tokias, mažas, fainas rankinės. Tu suaugi, tampi moterim, turi normalią rankinę. Tau sueina 7-5 metai plus, tu gauni 2 ratukus. Ir tu hujarini su tais 2 ratukais. Ir įdomiausia, kad niekas nežino, kas ten yra. Pandoros skrynia niekas negalėtų pasakyti, kas ten yra. Ten galėtų būti 16 litrų uogienės. Tiesiog. Kam? O gal anūkų sutiksi? 20 anūkų planuoji sutikti? Pėsas tai savo lagaminais per gatvę. Vieną dieną ištaškys ją fūrą, atvažiuos policija, galos pizda. Visur kraujas, krūvina, visur krūvina. Avietės. Ramu. Tėvo vasarą, aišku, orai dabar nelabai lepina mūsų, bet smagu, kad bent biškio atšyla. Man nelabai patinka žiema, nėra nepopuliari nuomonė. Vienas dalykas, kuris man šiaip smagu žiemą yra, ir čia gali keistai nuskambėti šitą mano mintis, bet aš išsiplėsiu. Aš turiu merginą ir mano mergina, ir šiaip jūs panas, man atrodo, kartais gyvenime kompleksuoja dėl dalykų, dėl kurių jums nereikėtų kompleksuoti. Žiemą, pavyzdžiui, mano pana biškį užsileidžia ir nelabai skuta tas kojas. Jūs, kad žvengėt pirmoji eilė, matau, kad ir jūs biškį užsileidžiate. Ir viskas tuo yra gerai. Man labai patinka, aš guliu pas ją, glostau jos kojas ir jos reakcija visą laiką būna tokia, nu baik. O man taip zajebys. Aš guliu pas ją, pasidėjęs galvą ant kojų, taip glostau jos kojas. Aš užsimerkiu, man atrodo, kad aš močiutė sodė, tu jas glostau. Aš grįžtu į vaikystę. Yra dalykų, man atrodo, dėl ko jūs panos kompleksuoja, dėl ko jums nereikėtų. Tikrai, pavyzdžiui, dar vienas, jinai kartais grįžta namo po salės. Ir jinai nesiprausė salėje, galvoja, aš netoli gyvenu, grįšiu namie, nusiprausiu. Ir jinai grįžta, aš lendu bučiuotis, sako, nu baik, aš smirčiu, baik. Ir aš tokį sakau, irgi duok. Nes man mergos prakaitė, žinot, kokį jausmą užuosti yra. Atsimenat, kai pirmą kartą vaikystėje užuodė dizelino kvapą. Jis toks keistas, bet patinka. Domina. Man patinka santykiai, man patinka būti su mano mergina. Kyla kartais ir konfliktų, aišku. Vienas labai sudėtingas būnant santykiuose ir aš manau, kad tie, kas esate santykiuose, kurį laiką irgi turėtumėte empatizuoti šitam dalykui. Labai sudėtinga man asmeniškai yra, būnant poroj, išsirinkti, ką žiūrėti. Išsirinkti serialą arba filmą. Nes pas mus buvo neseniai tokia situacija. Mes pabaigėm vieną serialą ir pradėjom ieškoti kito. Iš pradžių buvo namie Demokratija, aš pateikiau visus savo pasiūlymus ir tada mes kartu nusprendėm žiūrėti vampyrų dienoraščius.
Visiškai kartu, taip, aš irgi pasirašiau. Ir mane labiausiai nervina, aš jai sakiau, jinai pasakė, žiūrėsim šitą, sakau, gerai, ir aš labai supikau, sakau, čia yra nesąmonė, čia yra gaidyšė, čia yra moteriškas serialas, aš nežiūrėsiu. Dabar mes esame antram sezonui ir aš esu, karočią, Team Damon. Mane labiausiai nervina, kai išrenka filmą ir aš sakau, čia šūdas yra, aš nenoriu, aš nežiūrėsiu ir jau antroji daly filmo aš sėdžiu, bet jis ją myli. Jisai jai 7 metus tą namą statė, kur ir... Verki, ne, verki. Prašau, jungi Transformeriai 2, man ten labai patinka, ten nėra ką galvot. Viskas būna gerai, ramu. Ne tai, kad ginčijamės dėl šitų tolimesnių dalykų, bet irgi būna keista man kartais. Pavyzdžiui, aš nežinau, ar jūsų antros pusės taip daro, bet mano mergina kartais, kai jinai nori pasirodyti miela, jinai daro tokį, atrodo, tokį kūdikio balsą. Tokį vaiko balsą. Suaugus moteris. Mes gulim lovai, jinai padeda man galvą ant peties ir sako, bet tu žinai, aš tave labai myliu. Labai myliu. Sakau, žinau, bet baig. Aš net ir pasiteisinimo, kodėl man bibi stovi, kai vaikas šneka. Nedarom taip. Aišku, aš negaliu ant jos pykt, nes šitas jos balsas kyla iš gražių emocijų, gerų intencijų. Man kas keista, kad jinai kartais tą balsą daro ir visiškai su to nieko nesusijusios situacijose. Kažkada ėjom miesto, aš jau savo merginą, sutikau savo buvusią klasiokę. Mes su buvusią klasiokę pradėjom kalbėtis, kaip vieni kitų visi pasilgom klasiokų, kaip būtų faina vėl su visais susitikti. Ir aš kalbu su savo buvusią klasiokę, sakau, kad reiktų susitikti ir aš matau, kaip mano mergina urzgia. Tiesiog stoju šalia tokia. Grįžom namo, vėl galvą padėjom, bet jie sako, žinai, kad aš tave tai labai myliu, labai. Bet aš tai žertvai kaklą norėčiau taip iškastą. Aš jos nuoširdžiai bijau. Tikrai, aš neprisipažinčiau jai girdint, bet aš jos bijau. Man baisu kartai ginčyti su ją būna. Pas mus neseniai namie iškilo ginčas. Kaip iškilo, čia truputį asmeniškai, bet noriu pasipasakot. Jinai neseniai atėjo pas mane ir jinai pareiškė, kad jinai norėtų paaštrinti mūsų lovos reikalus. Jinai man pasakė, kad jinai norėtų, kad aš su ją dirty talkinčiau. Kalbėčiau negražiai. Aš. Man sunku, aš geros širdies vaikas, aš nežinau, kaip man pavadink mane, šliucha. Mane mama netaip augino. Ir jinai labai supykus, sako, davai, Nedai, neužpys, sako, pasakyk man kažką šlikštaus, grubaus. Gerai, sako, aš pabandysiu. Kekšė. Atsiprašau. Dar labiau supyko, blėt, Nedai, aš nesuprantu, ką nemyli manęs, tu negali pasistengti dėl manęs. Sakau, žiūrėk, sakau, aš tau pasakyčiau, ką tik tai tu nori. Aš paprasčiausiai nežinau konkrečiai, ką man tau sakyti. Sako, ne, tu durnas. Tu tiesiog prisimink paskutinę situaciją, kada tu gyvenime ant ko nors supykai ir tiesiog sakyk tą patį. Tavai, sakau, bandom. Kur, ant kiek tu mane užpisai, Vizgirda? Liūdniausia, kad po žodžio Vizgirda erekcija nesuprastėjo, atrodo pagerėjo. Per daug laiko keli praleidžiamės, jau man atrodo. Nežinau. Aš stengiuosi būti gerų vaikinų. Nuoširdžiai stengiuosi, aš bandau prisimti atsakomybę ir pablokit, kiek iš čia esančių turit antrą pusę. Nebūtinai kartu atėjot, bet kas turit čia. Dauguma. Ja. Nežinau, kiek iš jūsų čia esančių pažįstama situacija, bet man nesnai buvo tokia situacija, kad mes ėjom į miestą ne su mano mergina, aš išvariau vienas, o mano mergina liko namie. Aš jau pagert su draugais, grįžau namo truputį išgėręs. Gerai, pripisęs kaip šuo. Ir grįžau namo tikrai girtas. Bet aš buvau tiek išgėręs ir dar tiek blaivas, kad aš supratau, kad kadangi mano mergina namie miega, o aš išėjau pagert, tai aš kaip džentelmenas turiu namo grįžti labai tyliai. Aš stovėjau 4 metrai nuo savo būto durų ir kaupiaus. Ir jūs dar nesat gyvenime matę tokio girto ninzės. Aš stoju nuo būto 4 metrai, taip atrodau. Ir baubiškai pradėjau eiti. Prieinu prie būto durų. Ištraukiu raktus. Atsirakinu duris. Jokio garso. Einu į chatą. Nusiemu batus. Jokio garso. Nueinu miegamai. Nusirengiu. Jokio garso.
Pasižiūriu, mano princesė miega. Jo, mano merga miega kaip vilkšunis, kaip bitės sapnuoja. Žiūriu ją, jokio garso miega. Aš galvoju, pizdės, aš ahuienas. Būčiau vagis, būčiau viską išnešęs. Grįžau, nuėjau su draugais į miestą, pagėriau, grįžau namo, jokio garso, atsigulsiu, eisiu mėgoti. Stoviu ir didžiuojas savim. Ir jau norėjau eiti mėgoti ir nugriuvau tiesiai ant jos. Išsiplojau visų kūnų. Atsikėlė, sako, kas čia, kur aš sakau? Bet tu žinai, kad aš tave labai mėgau. Bandžiau apipisti ir ją, sakau, blėt, manis irgi nukrito. Nežinau, kas čia. Ja. Norėčiau pasidalinti dar vienom smagiau naujienom, tai neseniai mano šeima išgyveno pagausėjimą ir aš pasiėmiau iš prieglaudos šunį. Ačiū labai. Labai smagu. Man labai patinka, kai pasakau šitą ir man žmonės paploja ir aš galvoju, blėt, kad jūs žinotumėt, ant kiek lengvai man jį davė. Aš atėjau, sakau, labą dieną, noriu šuns, kurio šito. Gerai. O sakau, jeigu aš, pavyzdžiui, psichiškai nesveikas, sako, mes matėm podcastą, mes žinom, kad nesveikas. Man patinka, aš myliu savo šunys, aišku, neturi veislės jokios, yra mišrūnas. Jeigu jis turėtų veislę, pas jį ant dokumentų būtų parašyta nejasnas. Aš jį išvedu į lauką, jis va taip atrodo. Ir aš vedžioju tą savo mažą išgamą ir man prieina kaimynai, sako, sako, koks gražus jūsų šuniukas. Nu kam jūs kurva meluojat? Nu būtų žmogus Bredas Pitas. Man patinka mano šuo, bet mane biškai užkniso kaimynų klausimai, nes jie užduoda tuos pačius klausimus. Jeigu pasiėmėt naują šunį, tie, kas esate pasiėmę, žinos. 3 populiariausi klausimai yra, koks vardas, kiek metų ir kokia veislė. Aš vedžioju tą savo mažą išgamą, kokia veislė. Kokia veislė šito gražaus šuniuko. Ir aš jau tiek kartų girdėjau šitą klausimą, kokia veislė, kad dabar, kai manęs paklausė, kokia jo veislė, aš tas veislės pradėjau iš šiknos traukti. Tiesiog paklausė ir aš ant vietą sugalvoju, kas šauna į galvą tą ir sakau. Ir kažkada vedžioju savo šunį ir prieina kaimynė tokia vyresnė amžiaus prie manęs, pradeda glostyti šunį, sako, koks gražus šuniukas vis tai, sako, kokia veislė, sakau, jo, čia yra belgų pydaras. Sako, koks gražus pastavė pyderiukas. Ačiū labai, Laima. Kažkada su draugė šunį vedžiojom, ta mano kaimynė antram aukšte gyvena, vedžiojom šunį, kaimynė išlindo pro langą tokia, Nedas vėl savo pydarą vedžioja. Okei. Draugė įsižydė, kas, kurva. Draugė iš Kauno, tai jinai aštriau reaguoja biškį. Kaune taip nesidaro. Oi, smagu. Patinka man būti santykiai, aš santykiuose paturėjau daug tokių pirmų kartų savo gyvenime ir nebūtinai ten apie bučinius ar seksus, bet tiesiog neseniai aš pirmą kartą buvau su mergina vonioj, dviesiai, vonę varėm. Labai netitiko jos, man atrodo, lūkesčių. Moterim eiti vonę su vyru yra kaip 50 pilkų atspalvių. Man buvo Viši vandens parkas. Man, ta prasme, aš gyvenu paprastai, pas mus nėra, kad vonė pizda kokio dydžio, aš pakankamai aukštas bičas, mes sėdom į vonę, aš taip atrodo. Aš ten ją taškyt pradėjau. Ką tu kurva darai, nedais? Gerai, sakau, aš varau, pradėjau triukus rodyti. Helikopterį, karočią. Mislės pradėjau uždavinėti, sakau, žinai, kas be rankų ir ploja, nu. Bernai, žinot apie ką aš, ne? Grįžit moteris namo, laukit siurprizų. Aš nežinau, man, ta prasme, mes neturim tiek daug ką veikti vonioj. Aš pažastas nusiplaunu pažastas, nusiplaunu kiaušus ir viskas. Na, žiūriu, sen, jau užstačius, pavyzdžiui, kremukų, kiek dės. Čia dominosta, tai aš nežinau, ką daryti su tiek. Aš žinau, kad ją užknis. Aš šiaip gyvenime stengiausi būti gerų žmogum, bet man ne visą laiką gaunas. Tikrai ne visada. Atsimenu, vieną kartą turėjom, ir dabar šitas bairis gal labai nebus socialiai jautrus, nes matau, kad turim bičą pirmoji eiliai. Aš galiu pasakyti nejautrų bairį ir tu įvertink, ar galim ar negalim. Gerai? Davai, sukertam. Jo, galvau, kad atsistos iki rankas pausi. Man atrodo, žinai, mes, pavyzdžiui, šiuo metu visuomeniai dažnai turim tokių situacijų, kur labai daug kalbama, ne apie ką galima juokauti, apie ką negalima.
Ir aš kažkaip galvoju, kad tam tikra prasme juokavimas iki tam tikro lygio irgi žinoma, jis kaip tik labiau įtraukia žmonės, negu juos išstumia iš visuomenės. Ko pasiekoje vieną dieną, aš atsimenu, netyčia prisiparkavau į neįgaliųjų vietą. Ir aš jau sėdu važiuot, ir tikrai netyčia aš ten automobilį pastačiau. Ir aš jau sėdu iš ten išvažiuoti ir jau matau, kaip link manęs ateina pareigūnas. Ir aš galvoju, blėt, važiuoti, nevažiuoti. Ir galvoju, reikia prisimti pilietinę atsakomybę. Vis tiek aš padariau klaidą, prisimti atsakomybę. Ir prie manęs prieina pareigūnas, daužo į langą. Aš susileidžiu langais, man sako, čia yra neįgalių vieta, čia negalima parkuotis. Ir aš nuoširdžiai noriu būti gerų žmogum. Ir jis man sako, čia yra neįgalių vieta, čia negalima parkuotis. Ir aš atsisuku jį ir sakau, reikia šilešiu, kurio neįgalus. Praėjom pro šitą, ne visiems biški buvo toks. Kur pasakau, ble, galima juoktis ar negalima, gerai čia. Jo. Aš būna irgi kartais daug galvoju apie dalykus. Ką galima sakyti, ko negalima. Pas mus buvo irgi bazarą, vienas bičiukas buvo atvaręs, labai fainas bičias ir parolimpietis, lošia kašį irgi sėdi vežimėlį. Ir jisai mane nustebina kartais, kai žmonės, kurie turi negalę, turi ir tokį gerą humoro jausmą. Nes jisai man parašė, sako, sveikas, aš noriu atvaryti bazarą, bet aš, sakau, sėdžiu vežimėlį ir pas jūs galima dėl pačių patalpų atvaryti, tipo. Sakau, jo, viskas gerai, be problemų, sakau, čia yra ten yra visur rampos, visur užvažiuosi. Ir jis įrašo, sako, o girdi, gali nuolaidėlę padaryti, nes aš su savo kėdė atvarau. Ne, galvoju, žiauriai maladės. Labai faina. Aš manau, kad šiaip mes pastebim šiais laikais, bet jau aš pastebiu tokį dalyką, kad žmonės dažniausiai įsižydžia šiaip tie, kur komentarus mėgsta rašyti. Ir man, pavyzdžiui, čia yra, man daug smagiau gyvenime yra stand-upint, negu kur turinį, dėl to, kad mes gaunam pakankamai daug tų neigiamų komentarų. Jų nėra daug, bet jų pasitaiko. Ir, pavyzdžiui, anksčiau man gyvenime neigiamų komentarų parašydavo ten YouTube po podcastų arba Instagram'e po reelsų, TikTok'e po video. Ir dabar visai neseniai aš pirmą kartą gyvenime gavau neigiamą komentarą į e-mailą. Man į nedazimantas@gmail.com parašė, tu ilgakaklis pyderė. Su pagarba Mindaugas. Aš jam rašau, dusk Mindaugai. Su pagarba Nedas. Galėtų visi pyktis per e-mailą, labai mandagus būtų pykčiai. Manau, kad taptumėm geresnė vieta. Oi, blemba, turiu keistų juokelių. Žiūrėkit, aš žinau, kad šitas klausimas gali truputį atrodyti toks lendantis į asmeninį gyvenimą, bet man visai svarbus šitas dalykas. Paplokit tie, kas esat matę, kaip jūsų tėvai mylisi. Paplokit, nebiok. Ten tai labai, tai atrodo, ne vieną kartą išplojimų. Jūs plojat? Aš matau, kur mergina paploja, jūs plojat? Ne, Atvira, aš nelabai lietuviškai kalbu. Viskas gerai, aš per daug nelysiu. Kiek buvo metų, kai pamatei? 6? Labai toks traumuojantis amžius. 6 metukų mergaitė sėdi tokia. O kažkai mamai skaudėjo. Labai skiriasi, man atrodo, tas tėvų pamatymas nuo amžiaus, tiek tu būdamas vyresnis kažkaip geriau gali procesyti. O kaip nutiko, kad užklupai? Neužklupai, jie patys atėjo pas tave ir... Žiūrėk, girdė, Aiste, vieną dieną tu būsi moterim, gerai. Aš pertraukiu. Mėgoji, bet girdėjai. Plėt, iš tikrųjų, ta prasme, tėvai, ir aš žinau, kad aš irgi vieną dieną turėsiu mažesnių vaikų, ir tėvai, kai turi mažą vaiką, jie tampa biški tokiais girtuokliais feste, žinai, kur atrodo už sienos kaip palapiniai, tai nieks negirdi, na, nieks negirdės. 4 metų mergaitė su potrauminiu streso sutikimu jau sėdi tokie. Gal antrą raundą? Nereikia antrą raundą. Aš džiaugiuosi labai, kad pasakai, galim paplošti tą merginą, kad pasidalino, šiaip labai smagu. Labai smagu. Šiaip čia faina buvo, čia buvo faina ir juokinga. Aš atsimenu vieną kartą gyvenimą mėgstu šitą klausimą paklausti ir vieną kartą paklausiu ir gavau tokį atsakymą, kur, man liūdna pasidarė. Kaune atsimenu stand-upinau ir viena mergina paplojo, sako, aš mačiau. Sakau, kiek to metų buvo, kai pamatei? Sako, man buvo 5. Gerai, sakau, o kaip nutiko, tu užklupai? Kaip sako, aš labai norėjau valgyti ir atėjau pas tėvus. Jūs įsivaizduojat, kaip šitas dalykas turėjo atrodyti?
5 metukų mergaitė, va taip ateina. Tėti, aš noriu valgyti. Dabar mama valgo. Oi. Ja. Aš džiaugiuosi irgi visą laiką, kai žmonės papasakoja šitą. Aš suprantu, kad čia pakankamai jautri tema ir asmeninė tokia. Aš truputį jaučiu teisę, kad aš turiu teisę klausti apie šitą, nes aš irgi esu matęs. Nu kaip, aš nemačiau, kaip mano tėvai mylis, aš labiau žiūrėjau. Nes mačiau yra va. Aš taip. Kodėl galvojat, kaklas ilgas? Antram aukšte pisosi. Nu, man patinka gyvenime keisti dalykai. Aš nesakau, kad man patinka žiūrėti, kaip tėvai mylisi, bet aš turiu keistų hobių. Man pastaruoju metu vienas dalykas, kuris teikia labai daug džiaugsmo gyvenime. Jo, man patinka kaip visas, bet matai, kad moteris klauso. Džiaugsmo? Ačiū, palaikot kokybės kontrolę. Jo, man pastaruoju metu, ypatingai jeigu man būna pagirios, man daugiausiai džiaugsmo gyvenime teikia, kai man paskambina iš draudimo ir siūlo kažką pirkti. Nes šiaip su manim smirdančių valkata niekas nešnekėtų. Bet tos moters toks darbas. Ir jinai man paskambina ir sako, sveiki, gal jūs domina gyvybės draudimas? Tai pizda kaip domina. Jūs man tik pasakojate. Man labiausiai patinka kalbėti su tom gyvybės draudimo pardavėjom dėl to, kad aš galiu jų klausti savo debiliškiausių klausimų ir man juos visus atsako. Aš kalbu su viena iš jų. Sakau, žiūrėkit, Laima, vardo pasiklausiu. Jeigu, pavyzdžiui, aš šlapinos ant įelektrintos tvoros ir mane nukrato, ar draudimas dengia tokį atvejį? Ne. Tiesiog ne. Laima neteisi. Laima sako, kaip yra. Ačiū labai. Gerai, o aš sakau, jeigu aš einu ir mane nutrenkia žaibas, sakau, draudimas išmoka už tokį atvejį? Taip, turėjom atvejį, išmokėjom. Ką? Sako, jo, buvo toks atvejis, išmokėjom. Kiek? 600 eurų. Tu juokauji, tave nutrenkia žaibas, tai tu gauni 600 eurų. Ką tu, kurva, pirksi? Žaibolaidį? Jinai bandė eiti priekį, sakau, palaukit, Laima, neskubėkit, man būtina, žinot, kur nutrenkė žmogų žaibas. Sako, palaukit, turiu pažiūrėti, o jūs turit kažkokį dienyną žaibo nupistų? Pažiūrėjo, nutrenkė Marijampolį, kurva. Aišku, kad Marijampolį. Suvalkijai. Jūs įsivaizduojate, kaip atrodo Suvalkietis, į kurį ką tik piso žaibas. Ai, blėt, kaip piso. Ženklą kokį pastatykite. Alio, birutė, tu už elektrą nemokėk, aš pasikrovęs. Šiaip sunku gal patikėti, bet aš visai neseniai praeitą rudenį aš įstojau į universitetą. Aš įstojau į psichologiją. Dalis jūsų plojat, kita dalis negalit patikėti. Taip, aš įstojau į nemokamą vietą. Ta prasme, aš nupisau ateitį iš kažkieno, tikrai. Galėjo būti žmogus, kuris tikrai būtų tapęs vienu psichologu ir aš toks atėjau. Nu, ką mokomės, karočią? Man biški materialą, jeigu galima, duokite. Studijuoju psichologiją, nieko nesupratau, aš paskaitose absoliučiai nieko nesuprantu. Man vienas smagus dalykas mano paskaitose, mano mokymosi procese yra dėstytojai mano. Man patinka mano dėstytojai. Aš turiu vieną dėstytoją, kuri man patinka. Aš turiu anglų kalbos dėstytoją, kuri, kai kalba angliškai, kalba su tokiu tobulu britišku akcentu. Bet kai kalba lietuviškai, kalba su lenkišku akcentu. Ir mes sėdim pas ją paskaitose, jinai apšiai iš nieko pradeda pasakoti, sako, hello guys, today we're gonna be studying Freud, his theories and ideas, tada bando pergint skaidrę, jei nesigauna tokia, bля, nu kak tak? Jo, aš studijuoju psichologiją, mano mergina irgi studijuoja psichologiją. Bet mano mergina studijuoja psichologiją Kaune, LSMU. Ir jinai man tokia sako, kad ten yra labai sunku mokytis. Sako, ten yra labai protingų vaikų mokykla. Ir aš sutinku su šito dalyku iš dalies dėl to, kad
Aš kartais nesuprantu iš jos dalyko pavadinimo, ką jinai ten tiksliai mokosi. Iš modulio pavadinimo negalėčiau pasakyti, ką jinai ten mokosi. Vienas dalykas, kurį aš supratau, kad iš kai kurių dalykų tu privalai gauti 10. Negali gauti mažiau, nes skambės bišį keistai. Jinai kažkuria dieną grįžta namo ir matau, kad liūdna tokia. Sakau, kas yra? Nieko. Kurva. Sakau, viskas gerai, sakau, sakyk, kas yra. Iš logikos 4 gavau. Žiūrėk, anksčiau, kad tu gal kurva iki galo nesigaudai, buvo mano nuomonė. Dabar mes turim faktinių įrodymų. Kitą kartą, jeigu kažkas nemeikina sensenį, tu į dekaną kreipkis, ne į mane. Aš neturiu vaikų, bet aš labai norėčiau tą jos pažymį prie šaldytuvo su magnetuku prisikabinti. Kiekvieną kartą, kai man pis protas bus toks apapapapa. Užknisu aš ją labai, aš suprantu, aš kišu savo bairius ne vietų ir ne laiku. Aš žinau, kad jinai man būna pasakoja kartais kažkokį dalyką ir aš pamatau puikią terpę komedijai. Kažkada atsimenu, gulėjom, kalbėjomės ir jis sako, man kažkaip nejaukus, sako, jeigu mano, pavyzdžiui, aš norėčiau, kad mano ginekologė visą laiką būtų moteris. Dabar turiu moterį, labai nenoriu, kad ateitų koks vyras. Sako, man būtų labai nejaukus. Blogiausias dalykas gyvenime, jeigu būtų koks nors senas vyras. Nesakau, blogiausias dalykas gyvenime būtų, jeigu tavo ginekologas Maibachas būtų. Įsivaizduoji, tiesiog guliu toj kėdėj, toks atvaro. Nu, tamsoka. Ir ją labai užknisa šitie mano bairiai. Ir aš suprantu, kas užknisa, bet čia, žinai, yra kaina, kurią turi sumokėti. Na, jeigu turi šefą namie, tai nebus, kad neskaniai gamins, mes irgi dirbam, na. Jo, man smagu ir aš suprantu kartais, kad aš ją užpisu savo bairiais, dėl to aš karts nuo karto stengiuosi gyvenime ir kažką gražaus padaryti, fainai. Ir aš visai neseniai sugalvojau, kad aš ją pralinksminsiu ir pradžiuginsiu. Ir aš sugalvojau, kad aš jai paruošiu pusryčius į lovą. Mano mergina labai ilgai miega, jinai miega ilgiau už mane. Aš atsikeliu 7, jinai kelias gal 1 dienos. Tarp mūsų atsikelimų yra 6 valandos. Aš iš ryto galėčiau 2 šeimą turėti, jinai nesužinotų. 2 šeimą Kupiškį, kur nuo Vilniaus nupisti iki Kupiškio, išvest vaiką į mokyklą, grįžti atgal, atsigulti lovą ir sakyti, labas rytas, meilė. Net nesuostų. Ir aš atsimenu vieną rytą, ateinu, aš ją prabudinu ir aš sakau, ko tu nori pusryčio mažyti, aš tau padarysiu, ką tik tai nori. Ir aš, kai sakiau, padarysiu, ką tik tai noriu, aš blefavau. Nes aš nemoku visiškai gaminti. Aš ant tiek nemoku gaminti, aš esu bandęs šaltibarščius pasišildyti. Aš visiškai nemoku gaminti. Aš kai sakiau, bet ką, aš labai tikėjausi, kad jis paprašys kokių ten krosaniukų iš Lidlo. Kažko paprasto. Jis atsikėlė užsimegojus ir sako, aš noriu blynų. Tu chujel? O teta, sakykite, jibalniką nenorite? Jis sako, aš noriu blynų. Sakau, nu gerai, sakau, nori blynų, aš tau padarysiu blynų. Ir jie įsijungia toks moteriškas teisiamumas, jis žiūri mane tokia, tu man padarysi blynų. Sakau, taip, aš tau padarysiu blynų. Sako, lažinamės. Ir aš tada supratau, kad mano merga nelabai žino, kaip lažybos veikia. Aš jai sakau, gerai, jeigu blynai bus skanus, tu man turėsi bučkį duoti. Ir jis sako, gerai, bet jeigu blynai bus neskanus, tu turėsi mėnesį laiko su stringais vaikščioti. Kurva, prie kokio tau valiutų kurso čia normalūs mainai? Ką reiškia mėnesį laiko su stringais? Kaip man gyventi, kaip man į pasirodymą nuvažiuoti su draugais pasportuoti? Kaip aš mamą apsikabinsiu? Apsikabinsiu mamą, mama sakys, ne, tai tu man kažkoks įtempęs. Įtampos yra, įtampos. Šiuo momentu turim gerokai. Bet aš negalėjau jai pasiduoti, aš sakau, davai, kertam, bus geriausiai blynai. Jinai nuėjo toliau miegoti, aš nuėjau kitą kambarį ir pradėjau žiūrėti video, how to make pancakes. Ir per video viskas labai lengvai atrodė. Ir aš pabrėžiu žodį atrodė, nes viskas pasikeitė, kai aš nuėjau į parduotuvę. Aš pirmą kartą gyvenime produktus matau. Galite man paaiškinti? Nahui mes turim 5 skirtingus miltus. Ką reiškia self-raising flour? Jie be tėvų užaugę. Aš vaikštau, žiūriu receptą, aš nesuprantu, kas yra vanilės ekstraktas. Neįsivaizduoju. Pažiūrėjau, kas yra kepimo milteliai. Irgi nežinau. Žinau, kad man yra Visgirda kažkada davęs kepimo miltelių. Tai pizda kaip stukys užkaito. Aš nežinau, ką, aš susirinkau visus produktus pagal pavadinimą, aš viską turiu, aš nežinau, kas ten, bet aš viską turiu. Aš grįžau namo, susidėjau visus produktus, pasiėmiau didžiausią bliūdą, susimušiau kiaušinius, skaudėjo.
Tada pradėjau maišyti tešlą. Maišau tešlą ir kol aš maišau tešlą, aš šalia žiūriu video. Ir per video visiškai kitaip atrodo. Per video moteris irgi maišo tešlą, kelia, sako, va, čia turi būti tokia konsistencija. Aš žiūriu, pas mane tešla atrodo kaip kažkoks gyvūnas. Man tešla atrodo sielą turi ir kankinasi. Aš ne tešlą, aš ten pagranduką padariau. Teisiu pas mergą, sakysiu, nu, blynų neiškipiu, bet turim lėliuką. Neišiukšleidži iš gyvybės langelį, taip. Man nesigavo tešla. Mano vyriškos smegenys sako, ką? Reikia bandyti kept, karočiui. Aš kepu, man gaunasi ne blynas, o kugelis. Nesigavo tešla, išmečiau tešlą, sėdau ant kėdės ir pradėjau galvoti, nu kaip aš nenoriu dabar šitą pokalbį. Kaip yra nemalonu prisipažinti prieš merginą, kad man nesigavo. Nes aš žinau, kad jinai, mano mergina tikrai nebus bigger person. Jinai bus tas, kur... Aš žinau, kad jinai juoksis iš manęs, jinai man primins. Ir aš pats sėdęs jau galvoju, dilinu su šitą atsakomybę. Galvoju, kaip bus nemalonu, nefaina. Bet galvoju, nu ką, esi vyras, profesai lažybas, reikia prisimti atsakomybę. Sėdžiu, žiūriu laikrodį 11 ryto. Dar kokią valandą jinai knarks. Atsidariau Bolt Foodą. Pažiūrėjau, prie manęs yra kavinė, per 15 minučių atvežtų. Tobulas nusikaltimas. Užsakiau blynų, blynai atvažiavo, pažiūrėjau, mano merga irgi vis dar sapnuoja. Aš paėmiau blynus, sudėjau jų gražiausias lėštę, šiukšlės išmečiau, karočiui. Viskas sudėjau, ateinu ją pažadinti, sakau, blynai paruošti. Ateina užsimegojus, sėda, žiūri taip į blynus, į mane. Tu padarai čia? Taip. Paragavo, sako, ne, tai čia yra skaniausi blynai gyvenime. Skaniausi blynai, kokius aš esu valgęs. Sakau, nu tai su huijanu bachūrų gyveni, ką aš žinau. Ir aš valgau greičiau už ją, jinai dar valgo blynus, aš nuėjau, aš jau plaunu savo lėkštę. Ir aš girdžiu, man kažką žinutę parašo ir aš taip atsisuku, sakau, girdi, sakau, gali pažiūrėti, kas parašė. Žinot, yra tas mergų balsas, kai jos prigauna, jūs sėtokia. Parašė Bolt Foodas. Prašė blynam įvertinimą palikti. Eik tu. Ir mano mergai žiauriai nepatinkamai bakas. Aš atsisuku ir jinai sėja tokia. Nu tai ką, bachūras, dėsim stringus, na. Gerai. Ačiū labai šiandien tiek iš manęs, buvo nuostabi Klaipėda. Iki kitų. Ačiū. Nedas Imantas.